Lendam į lauką. Viskas gerai matosi? Nežiūrėk? Sveiki gyvi, pradedam U12 transliaciją iš Taikos ir draugystės sporto rūmų. Žais tokį Punks prieš Harco Klaipėdą Baltus. Svečiai atvažiavo pas mus iš Klaipėdos. Prieš tai ką tik žaidė U14 mūsų prieš praeitų metų čempionus Kasparaičio komandą ir nugalėjo rezultatų 3-2. Tai čia yra didelis laimėjimas, sveikinam mūsų U14 ir bandysim dabar pratęsti tą gražią Dičkių tradiciją. Šiandien treneris surinko vaikus į pasitarimą prieš apšilimą, nes nelabai jie yra patenkinti turbūt kaip komanda žaidžia, bet nieko. Pradžia sezono, mes dar susižaisim ir viskas bus gerai. Primenu, kad šita komanda yra praeitų metų U11 vicečempionai. Šiais metais pradžiai kažkaip teko žaisti su vienom stipriausių komandų. Nieko. Vaikai yra nusiteikę pakankamai smarkiai. Tai pasižiūrėsim, kaip čia mes šiandien atrodysim. Vartuose šiandien Povilas ir Justas. Povilas jau atstovėjo už U11. Išlaikė sausus vartus, tikėkimės išlaikė sausus ir čia. Tai, pradedam rungtynės. Šiandien Nojus kapitonas, nes Kirilas susilaužė ranką, tai mūsų kapitonas atvažiavo palaikyti. Šiuo metu ir Rūbinė Kirilas buvo ir dabar ant suoliuko visus vaikus palaiko. Tai tikrai labai kapitoniškai elgėsi. Ir ką, sėkmės naujose pareigose. Na, pradedam. Pirmas penketas ant ledo. Erkus Karžaskas, centre Nojus. Kitos pusės turim Rankauską ir gynyboje Glebas su Rapolu. Saugiškai dar čia kol susireguliuosim, tai gali biškai pavažinėti dar kamerą. Nu. Keičiamės Kevinas į aikštelę vietoj Nojaus. Irgi turbūt žais centru.
va, vėl laisvas žmogus pas mus priešvartyje, nei vieno žmogaus prie jo. Laisvi meta, laisvi taiso, o mes stovim žiūrim. Praėjo 2 minutės, rezultatas 1-0 Cincinnati. Sakė, Jurgis išsitraukė rytulį, bet nesuvaldo. Priešininkai perima rytulį. Taip pat jį praranda. Kas? Oliveris. Išsimė. Taip. Kevinas bandys pats. Jurgiai, pasiimgi! Sustabdė. Mūsų žaidėja. Truputėlį skaudžiai susidūrė Klaipėdos žaidėjas su Mūsiškiu. Buvo sustabdytas žaidimas. Priminsiu nežinantiem, čia yra U12 varžybos. Šalinimą žaisim mažumoje dabar. Nu jau. Buvo zona. Kaip truputėlį atrodom kaip užmygę, bet dar išjudėsim. Taip. Žaidžiam keturiese. Ir buvo šalinimas. Gala! Raimi, gerbiau! Povilas išmeta rytulį nuo savo vartų. Tiesiog pavojingai du vaikai ten priešininkų artimasi prie mūsų vartų. Taip, išmes. O, labai gerai buvo išmestas ritulys. Taip, Tumas ten kovoja su priešininku, gerai sukovoja. Labai šaunu.
taip, turim, ką turim. Gerai, suspėjom. Grįžti gynybą. Oliveris irgi va gynasi. Šauniai kišo lasdą, bet kaip apsivarė jį. Išsimuškit, chebra. Gerai, Povilas reaguoja. Atmuša rėtulį, po to pats jį išmeta lauk ir dabar Jurgis jau veržėsi. Veržėsi Jurgis, kuriam, kaip ir traukė per pačiūžas, bet teisėjai nutarė, kad per silpna bauda buvo, dėl to nešilta. Taip, prametimas, gerai, Povilas. Povilui kažkur į ekipiruotę. Tik dabar iškrito, rytulys pats Povilas nesuprato, kur jam ten iškrito. Gerai, taka atlaikyta. Nu va, tėveliai triukšmauja, gal vaikai atsibus greičiau. Taip, Rapolas. Veržiasi. Jį iš karto pasitinka 2 priešininkai. Taip, prieš vartį. Taip, Vincas bando. Išsimeskit, vyrai, išsimeskit. Opa, tai Vincas įsibėgėja. Gerai, apgaulingi judesiai. Jie net trise prie Vinco. Buvo Emilis ten jau laukia pasą, bet gaila, nepraėjo. Pasą du! Ne, čia turbūt nieko nebus, jau matėsi. Taip. Atsiprašau, apačioj ten nelabai kamera priepia. Taip, kas. Ir vėl turim išėjimą. Gerai. Povilas vietoj, viskas, važiuojam toliau. Opa, taip. Vincai, nieks nepadeda, padėt turi kas nors. 1 prieš 3 neužpulsi. Čia rizikingai biški, bet nieko. Pasisekė, praėjo. Rytulys, viskas. Spaudžiam juos. Jeigu mes jį nespausim, nieko čia nebus. Va, gerai. Armandas. Gerai. Išėk iš zonos. Opa, pasą, laukiam paso. Laukiam gražaus paso ir mes pasuotis mes nemokam. Bandom vis tiek pralaužti po vieną. Vėl, va, laisvas. Gerai, Povilas vėl reaguoja. Bet visiškai laisvi mėto. Priešininkai. Taip, Armandas gynybai gerai. Užstojo. Rytulį. Taip, Nojus. Ir vėl nieks nepadeda. Nu padėkit jūs, kas nors. Ką čia 1 prieš 3. Va, ai. Labai gražus pasas buvo, Nenukrito, reikėjo nukrist. Ai, taip, metimas buvo. Nojus. Taip. Gerai, Povilas. Daug išėjimų 1 prieš vartininką čia pas juos.
Klaipėdos tėvai atsibūdo. Nu, Jurgi, čiuošia. Taip. Kėlinas. Nesimaišykit. Kitą pusę. Ačiū tiem 23 žiūrintiem. Nebereikalo filmuojam, reiškia. Taip, Jurgis. Ir vėl nieks nepadeda. Nu padėkit, va, Kevinas jungiasi. Gerai. Pasą žiūrėk. Pasą. Va, puikiai, labai gerai. Labai gerai, kelkis Jurgį, kelkis. Kažkas atsitiko ir nujungė mūsų jaunąjį žaidėją. Bravo, Jurgis ketvirtai. Gerai, Jurgi, gerai. Ledo rytulys. Nes nestipriai. Bet ten apačioj medikai būdi kiekvienose rungtynėse. Tai. Iškrapštė jie rytulį. Ir vėl va, laisvai mėtam. Taip, lieka 7 minutės, 0-1. Pralaimi Pankai. O iš toli kaip gražiai sustoja, jie mus šaudo, o mes ką veikiam. Taip, Rapolas vėl eina į ataką. Jam jungiasi ir kiti vaikai. Atsiprašau, čia nematoma zona po manim, tai jau ten aš negaliu filmuoti. Keičiasi mūsų vaikai gynėjai. Taip, Nojus. Jau yra matosi prisakyta, kad Nojus tik gauna rytulį prie jo iš karto 2-3 vaikai. Priešininkai jau yra ir statistiką išsinagrinėję. Nojus vis tiek yra rezultatyviausias mūsų komandos žaidėjas. Povilas, šaunuolis. O, gerai, Herkul. Puikiai. Va, gerai. Va, su pasu. Taip, Armanda Junkis. Ai, atleido rytulį biškį. Nesuvaldė. Nieko, gerai. Visai gerai Herkus sužiūrisi su Armanda. Vienam trejate puolimo, sakyčiau. Gerai. Ačiūs. Gerai, kas čia. Vėl Herkus prametė. Šaunuoliai. Va, op. Perimam, taip, Tumas iš gynybos pakyla, perima rytulį. Yra! Gynėjas Tumas, šaunuolis, perėmė rytulį, pats nusivarė ir sušaudė vartininką. Šaunuolis. Smagu, kai taip gynėjai drąsiai jungiasi į puolimą ir puolėjai tada pasaugo, atsitraukia į jų poziciją ir štai turim įvartį. Lieka 4 minutės, rezultatas tampa 1-1. Jurgis, taip, Kevinui pasas, nepraeina. Glebas ten labai gražiai susitvarkė.
Gynybai su priešininkais neleido prasimesti per bortą Rytulio. Taip, žiūrim priešininko ataką. Taip, kas dabar pas mus gynasi? Gynasi Glebas ir gynasi Rapolas. Geras dvejetas, taip lengvai neduos priešininkam kvėpuoti. Pas mus zonai. Taip, ir einam į priekį. Taip, Kevinas, gerai, Kevinas veržėsi, vėl nieks nesijungia. Nu, come on, Chebra, nu, ką jūs po vieną nuveiksit? Jurgis yra priekį, gerai, po vieną. Dar, Chebrytė. Opa. Sumetimų, Rapolai, puikiai, gerai. Bum. Nu. Opa, gerai, dar pasiūka, Jurgi, pasiūka. Gleba, eik į šitą į Rytulį, va, kas būna, kai atsitraukinėjai nuo Rytulio. Tai, Vincas Kristupas. Taip, turim dabar. Gerai, paskutinę akimirką. Ištiesė koją Povilas. Nežinau, ar kliūdė ar ne, bet labai Rytulys arti vartų praėjo. Taip, išsimesk. Emilį, išsimesk. Į priekį, nereikia iš karto varytis. Gerai, Povilas. 2,5 minutės lieka. 1-1. Priešininkai meta į vartus truputėlį per aukštai ir vėl kažkaip mes žiūrim, kaip jie varinėjasi. Tai, bandom nusimesti nuo savo vartų, Povilas išmuša Rytulį. Nu, kaip mes trysia paskui Rytulį čiažinėjom, jie iš pozicijų čiažinėja gražiai, o mes paskui Rytulį, kaip žiriukai. Taip, Vincai, spausk jį, kas padeda, eina vaikai keistas, gerai, tai nėra pagalbos, pakol kas Vincui. Dabar išėjo Kevinas. Gerai. Taip. Armandas. Kelkis, Armandai, nieko nebuvo. Padėk mūsiškiam gynybai, padėk. Vėl Povilas. Pasiima Rytulį. Paspauskit, Kevinai, paspausk. Tai va. Gerai, Nojus. 13 sekundžių. Nu, Nojau, sumetimu. Ai, atrodė, kad pataikė. Iš išorės Rytulys praėjo. 2-1 sirena. Gerai. Atsirado metimų. Pirmą pusę kėlinio mes iš vartus iš vis praktiškai nemetėm, o dabar jau pradėjom juos spausti, atsirado metimai. Bus ir įvarčių. 2 minutės pertrauka. Ir Audrius Pau 14 vartininkas, kur su Povilu kartu stovėjo, atėjo palaikyti vartininkų mūsų, tarėsi visi. Keičiasi vartininkai, antrą kėlinį stovės Justas. Sėkmės jam, nes vis tiek praeina. Rytuliai iki vartų ir vartininkai turi labai būti dėmesingi.
Turim gerbėjų. Nefilmuosiu, bet yra čia pas mus gerbėjų. Užklotų pledais, kad nesušaltų. Taip, 15 sekundžių iki pradžios. Kaip minėjau, vartininkai pasikeitė ir vėl eina mūsų pirmas penketas. Armandas Herkus, Nojus, Rapolas ir Glebas. Taip, važiuojam. Taip, iš karto vartininką patikrino priešininkai. Oi, Povilas lipo. Oi, atsiprašau, galvojau, kad visą laiką pakeis, bet Povilas liko vartose šiandien. Zona buvo. Nu ką, reikia į varčiuką dar kažkaip tai. Oi, Glebai, kišklazda, gerai. Aiškiai, nesuvaldė ritulio, bet nieko, viskas baigėsi gerai, pats ir ištaisė savo klaidą. Kišo lazdą neleido vartinti savo atakuoti. Taip, jų. Taip, jie vėl drasko mus. Nu, va tai, ir mėto, jie čia mum ir mėto. Lieka vartininkas vietoj. Į lietulį nepataikėm. Nu, prieikit jūs prie to rytulio. Nu, stovi visi žiūri, kaip meta į vartus. Taip, Nojus. Taip, išsikapstė rytulį gerai. Prasimetė. Ir kaip aš ir sakiau, pas Nojų rytulys iš karto 3 Klaipėdos vaikai prie jo. Neleidžiant net kvėpuot jam. Todėl labai sunku vaikui. Iš tikrųjų, bet jis vis tiek stengiasi. Kaip lyderis komandos vis tiek stengiasi laužti tą gynybą. Taip, Tumas išmeta rytulį iš savo zonos. Taip, priešininkai pradeda savo ataką, bet Jurgis iškrapšto rytulį ir išsimeta. Taip, biškį. Gerai, apsigynėm ir Jurgis pradeda ataką. Jurgis čiuožiam. Oi, gražu. Bet dėja parado. Rytulį viduryje aikštės. Jurgis žiūrėk į rytulį. O, gerai, Irguti. Pasą ieškok. Aišku, jis manęs negirdi, bet, sakykime, išgirdo. Tikrai neblogai. Priešvartį buvo pasiųstas rytulys. Taip, mes turim priešininkų žaidėją, kuris... Taip. Gerai, Rapolas apsigina ir pradės mūsų naują ataką. Va, išsimeta. Taip, Augustai. Čiuošk, Augustai, čiuošk. Spauskis. Gerai. Praradom lygiai vietą į rytulį. Gaila, aišku. Taip, gerai, Rapolas susitvarko vėl gynybai. Labai užgulė mūsų vartus. Viskas, Povilas išfiksavo rytulį, viskas gerai.
Taip, lieka žaisti 15 minučių. Rezultatas lieka 1-1. Išmetimas mūsų zonai. Vėl pirmas penketas. Taip, Herkus. Prameta rytulį. Sumanimas buvo geras, bet priešininkai. Tai va, Kenuolis Rapolas išmeta rytulį. Išmesk, jau į priekį. Gerai stovi, jų gynyba gerai stovi. Priekit, kibrytę. Povilas puikiai sureaguoja, numušia rytulį. Per daug jau jie laisvi čia mum mėto. Sakyčiau, bet nieko nepadarytų. Užgulti vartai šiuo metu. Reikia dabar mums tiesiog išsimesti rytulį iš zonos. Taip, Herkus bando. Bando varytis ir dėja, aišku, yra prarandama, nes čia reikia pasižiūrėti. Taip, zona. Fiksuojama zona. Armandas nespėjo išeiti. Nieko. Taip, keičiasi vartininkai mūsų. Išeina Justas. Gerai, tęsiam rungtynes. Taip. Važiuojam. Taip, Tumas Paškonis. Išsivaro, atiduoda Kevinui rytulį. Kevinas varosi, pasas į priešvartį. Viskas gerai sugalvota buvo. Gaila, kad pasas nepraėjo. Taip, ir priešininkai iš karto kontratakuoja. Bandys išbandyti Justą. Ne, nėra. Yra žaidėjas. Jų žaidėjas įčiuožė į vartininką, nugriovė mūsų vartininką ir vartininkas buvo bejėgis, kitas žaidėjas tiesiog įmušė į tuščius vartus, bet vartininkas buvo paguldytas priešininko, ne savo žaidėjo, dėl to jisai nefiksuoja šitą įvarčio ir bus išmetimas mūsų zonai. Taip, kiek trūko Vincui perimti rytulį. Gerai, Vincas tai visą laiką aktyvus. Taip pat vienas mūsų lyderių 14 metų. Ir priešininkai vėl pradeda savo ataką. Metimas iš toli buvo. Kaip, jie per laisvai čia mus atakuoja, bet nieko nepadarys. 12 minučių žaisti. Taip. Vincas. Ir... Virpstas, Kristas. Įvirpsta, pataikom. Nu, ką padarysim. Šiaip geras prametimas buvo. Išmetimas viskas gerai, tik tai. Gerai. Pasas, Vinco pasas vertas buvo taško. Idealus pasas. Biški Kristupas nusiminęs, bet nieko tokio. Zona, gerai, buvo zona priešininkų ir bus prie mėlynos linijos išmetimas. Taip, išmetimą laimi Nojus išmetimas. Bando verstis prie priešininkų. Taip. Viskas, važiuojam. Taip. Kas ten? Armandas. Vejasi. Nu, laukiam paso Armandai. Oi, gražu!
Nojui nepasisekė įmušti. Pasas irgi vertas milijonų buvo. Nojau, dar vienas. Ai, galvau, klynas bus. Spėjo jų vartininkas nukristi ir atmuša. Taip, ir dabar jau mes turim priešininko ataką. Malačius, jūs tai spausk. Super, mūsų vartininkas sureaguoja. Su kojų apsauga prispaudžia ritulį. Geras epizodas. Dabar jau išmetimas vėl mūsų zonai. Lieka lygiai pusė kėlinio, lieka 10 minučių. Rezultatas 1-1. Antro kėlinio lieka. Gerai, mes testam Oliveris pasiaukoja, pasikišo prieš ritulį ir priešininko metimas į mūsų gynėją. Taip, priešininkai vėl rezga savo ataką, vėl Oliveris praktiškai perima ritulį ir nuo mūsų gynėjo pavojingai ritulys atšoka ir perskrenda per vartus. Taip, Kevinas. Jų vartininkas labai protingai sužaidžia. Jų vartininkas, matydamas, kad mes būsim pirmi prie ritulio, išeina iš varto ir išmeta ritulį. Taip, zona bus, jeigu jie perės per mėlyną liniją. Va, išėjo jų žaidėjas, dabar jau viskas, dabar jau nebebus. Taip, Rapolas išmeta ritulį. Kas buvo? 6 ant ledo. 6 ant ledo ir bus šalinimas mūsų komandai. Kažkas nesusižiūrėjo ir mes truputėlį per daug išlipom. Taip, žaisim 4 dabar. Taip. Vincas, Nojus, Tumas, Paškonis ir Fijas Liaudanskas. Taip, turim priešininkai, turi zoną ir mes išmetimas bus prie mėlynos linijos. Taip, Nojus. Ai, nedaug trūko, kad būtų perėmęs ritulį. Opa, perėmė. Nojau turi būti. Šalinimas. Tai bus šalinimas 100% šito. Įvartis! Įvartis buvo! Įvartis, taip. Vincas įmušė įvartį. Įvartis buvo! Vincai, šaunuolis! Vincai! O, tėveliai atsigavo. Lieka taip, 6:30, 2-1 išsiveržėm į priekį. Vincas Devičius muša įvartį, puikiai prasiveržė Nojus. Buvo paguldytas, teisėjai iškėlė ranką ir signalizavo, kad bus šalinimas, bet nespėjus pašalinti, nes ritulys dar buvo pas mus, dėl to nesustabdė žaidimo ir Vincas įmuša įvartį. Dėl to ir yra nuimamas šalinimas, nes jeigu buvo įvava, Nojus. Gerai, iš toli patikrina vartininką. Viskas prasidėjo nuo Nojus perimto ritulio. Zona švilpia zona.
Taip, ir vėl jie daro zoną priešininkai ir išmetimas prie mėnus. Taip. 5 minutės 40 sekundžių. Oi, taip, Rapolas turi susitvarkyti. Malačius! Justas su lazda numuša. Labai pavojingai ir jį ritulė. Taip, Kevinas apsivaro visus. Ei! Čia jau Bulito galėtų duoti. Taip jau, čia paskutinės vilties pražanga. Bulitas, sakau, čia paskutinės vilties pražanga. Turi duoti Bulito. Jaučia Nojus. Šios dienos rungtynių kapitonas eina mušti Bulito. Ai, Kevinas pats uždirba, pats ir muš. Gerai, dešinė rankis. Žiūrim, palaikom Keviną. Gerai būtų į varčiuką gauti dar vieną. Būtų ramiau. Nu, Kevinai, šauk iš toli. Oi, net į vartus nepataikėm. Nu, gaila. Taip, tablo, darbo galiu tablo rodyti. 2-1 ir 4 minutės 40 sekundžių. Dar liko žaisti. Primenu, kad U12 yra fiksuojamos lygiosios. Jeigu būna lygiosios, ten nėra pratesimų ar bulitų serijų. Ir tada... Taip, Nojus gerą pramušė, gerai. Bum, susimušė vaikai kažkur, tai jau būna kliudo nieko tokio. Taip, 4 minutės lieka žaisti. Taip, Nojus. Ai, kaip gerai buvo sugalvojęs pasą duoti, bet... Taip, išeinam iš zonos. Gerai. Va, Nojus išmeta, kad apramint biškį komandą. Ir vėl galim spausti priešininkus. Taip. Kumas, šaunuolis mūsų nepajaustantis gynėjas. Taip, jis šauniai tvarkosi su tais priešininkais. Ir puolime padeda. Va. Gerai, grįžk, Kumai, grįžk. Taip, Nojus pasiima rytulį. Dešinė rankis mūsų vaikas. Opa, visus apeina ir... Nepataikė. Bet rytulys išlieka mūsų rankose, jeigu taip galima pasakyti. Taip, Nojus vėl terrorizuoja priešininkus. Lieka 3 minutės. Taip, Jurgis kovoja ten su 2 priešininkais, vienas priešininkas lazdą net pametė. Ir, Kevinui nepavyksta perimti rytulio. Kevinas šitas Glebas kovoja ir bando veržtis į priekį. Ne. Nu, taip, Emilis, žiūrėk pasą, Emilį, nieko nebus. Va taip, tik tai jūs galit, su pasais galit žaisti. Taip, Glebas. Ai, paliko rytulį, Čiuoš, Krapalai, čiuoš. Ai, kaip negerai. Justai, Malačius, dar vieną nuėmė. Jie prakinkite. 2 minutės lieka. Reikia gintis. Gerai, išmetam rytulį. Nu, šauniai Justas sužaidžia šitą epizodą. 2 labai stiprius įvarčius atlaiko mūsų vartininkas. Taip, Rapolas bando išmesti rytulį. Gerai, meskit iš zonos. Malačius! Gerai, Justai! Šaunu, taip, mums lieka minutė 40. Minutė 40, keičiasi mūsų penketai, išmetimas bus mūsų zonai. Jis nesikeičia.
Turbūt čia žaidžia per 2-5 šiandien. Nes šiaip čia ne jo 5. Oi, jūs tai! Gerai, Nojau. Reikia palaikyti rituliuką, reikia patempti laiką. Lieka minutė 15. 2-1 laimi. Išmest reikia, išsimest iš zonos, Tumui. Gerai, Nojau. Kur Ritulys? Ojojojojojoj, vėl pas priešininkas Ritulys ir Tumas bando. Išmesk. O, gerai. Palaikyk, patemp laiką. Va tai va. Eik, Vincai, Ritulį. Ojojoj. Taip, nukritom lygiai vietoj, nieko. Gerai, jūs pasvėguoja. Nepilna minutė. Išspausti mūsų vartai, išspausti. Vincai, čiuošk, Vincai. Spausk. 11 sekundžių. Puikiai, Nojau, puikiai. Išmuša priešininkų Ritulį. Neduokit mest. 3 sekundės. Viskas, pergalė. Jaunuoliai. Pirma pergalė šiais metais. Vieną įvartį prasileidom rikošetinį, kur užkišo lazdą ir pakeitė kreivį. O šiaip tai vartininkai atstovėjo fantastiškai šiandien. Sirgaliai, girdit, irgi nemiega. Sako, tėveliai galvojam, šiandien be alaus apsieisim, bet niekaip neišeis. Šaunuoliai! Šiandien puikiai diena. U14 nugalėjo praeitų metų čempionas Kasparaitė, mes nugalėjom HC Klaipėdą. U12, puikiai, kol kas viskas labai gerai. Ką, ačiū žiūrėjusiems ir sekančios rungtynės. Sekmadienį.